būdavau vaikas, pačiam kildavo tam tikrų iššūkių, nesuprasdavau, kaip tam tikrus dalykus daryti. Ir treneris, kaip ir mano jaunystėje, visada ateidavo ir paaiškindavo, ką man reikia daryti ir kaip. Taip dabar stengiuosi tas žinias perduotas, paimtas iš kito trenerio, perduot savo vaikams. Tikrai domisi, tikrai bando suprasti ir tikrai nori tiek dalyvauti projekte, tiek dalyvauti treniruotėse ir tobulėti kiekvieną dieną. Džiaugiamės turėdami didelę krepšinio bendruomenę, kurioje vaikai ugdomi ir mokosi žaisti krepšinį. Aktyvūs tėveliai visuomet yra šalia, palaiko, serga už savo vaikus ir stiprina tą bendruomenę. Praeitais metais pradėjome naują veiklą, Krepšinio akademija Sniperis įsitraukė į tarptautinį projektą, kuriame taip pat dalyvauja Graikijos ir Ispanijos jaunieji krepšininkai ir jau šį pavasarį, gegužės mėnesį planuojame vykti į tarptautinį turnyrą. Pagrindinis iššūkis tai bus, kad teks tiek man, kaip treneriui, kaip asmenybei, susipažinti su skirtingomis kultūromis, bendrauti skirtingą kalbą, bet manau, čia yra puikia tobulėjimo terpė, kaip man, kaip studentui, kaip pradedančiajam treneriui ir vaikams taip pat, kad galės tiek bendrauti, tiek žaisti krepšinį skirtingose kultūrose, susipažinti su tam tikrais iššūkiais ten ir suprasti, kaip vyksta krepšinis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.